Sveiki iš saulėtojo Kipro. Aš iškart pas jūs su tokiu klausimu. Ar žinojot, kad pusė Kipro buvo okupuota? Kipras buvo padalintas į dvi pusės. Pusė Kipro okupavo turkai ir dabar pusė Kipro valdo Turkija. Tai tiesiog buvo labai įdomu ir atvažiavau čia pasižiūrėti, kuom skiriasi viena Kipro pusė nuo kitos. Tai pradėsim nuo pietinės dalies, kuri dar kitaip, dabar čia vadinama Kipro Respublika, o dar kitaip ją vadina kaip Graikų Kipras, nes buvo padalinta taip, kad turkai į vieną pusę, graikai į kitą pusę. Tai atvažiavom pasižiūrėti, kuomgi skiriasi viskas. Tai pradedam kelionę nuo pietinio Kipro. Kad apkeliauti Kiprą, tai maniau patogiausia būtų su mašina. Tai už manęs jau stovi mašina, bus irgi apžvalga. Tai trumpai tokie įspūdžiai buvo, kad čia eismas, kita kelio pusė. Tai buvo iš pradžių labai sunku persiorientuoti ir vairas mašinos irgi kitoj pusėje. Tai aš ant kiekvieno posūkio tiesiog įsijungdavau valytuvus, nes, žodžiu, svirtelės tos visos irgi apkeistos vietom, tai tiesiog, žodžiu, grybavau visą laiką, nežinau. Tai galiu iškart parodyti automobilį. Automobilis labai toks paprastas, Toyota Yaris 2020 metų, visiškai naujas, nei vieno nėra įbrėžimo, tai netgi užmesiu, iš kur nuomavausi, nes išsinuomavau iš lietuvės moters, kuri buvo labai rekomenduojama Facebook'e. Visi labai patenkinti, aš kol kas esu labai patenkintas, nes automobilis kainavo tik 200 eurų savaitėj su visais full draudimais ir daugiau jokio depozito ar kažko panašaus, nei kuro depozito, nei šiaip depozito. Bandom sėstis prie vairo, kaip įpratę, bet vairo nėra. Automobilis švarus, tvarkingas, net kokios atributikos lietuviškos radom viduj. Švapukas svarbiausia, vietos daug, pasaka žodžiu. Tai sakau, važiavau šitoj mašinoj ir visą kelią grybavau, nes labai sunku, kai mes įpratę vairuoti dešiniai pusėje, taigi į kairę pusę. Per žiedą turi važiuoti į priešingą pusę. Man čia kosmosas buvo. Pabandyk išsivalyti dantis su kita ranka. Tai čia žinokit, įsivaizduokit automobilio vairavimą kitoj pusėje, kitoj kelio pusėje. Tai, žodžiu, kosmosas, viskas sukeista, viskas tiesiog smegenis nesuvokia. Kaip įpratusios daryti, taip ir daro. Tai buvo iš tikrųjų tokia įdomi patirtis. Tai kas busit Kipre, pasirinkimo čia nėra, vairai kitoj pusėje, eismas kitoj pusėje. Tai sėkmės. Įėjimas čia labai paprastas, šeimininkų jokių nebuvo, tiesiog suvedi koduką, gauni raktuką ir durys atsidaro. Čia aš parodysiu dabar aplinką plius minus, kaip atrodo. Gyvename tenais antram aukšte. Mums priklauso tiek šitas baseinas, tiek vaikiškas baseinas. Ir visas šitas sodas ratukų. Ir dar tokia viena naujiena, tai kad šioje kelionėje pasiėmiau jau kai ką su savim kartu. Tai būsiu ne vienas. Dabar eisim į namus ir parodysiu, kasgi ten laukia jūsų. Man dabar tai visa Lietuva mato. Taigi, tulikanas. Paprastas, jaukus, gražus. Iškart užėjus didelė jauki virtuvė. Ir jau pilnas šaldytuvas. Yra orkaitė, yra mikrobangė, yra kavos aparatas, viskas, ko gali prireikti. Iš virtuvės pusės žiūrint, didžiulė lova, šalia dar viena lova, televizorius ir nepaprastas vaizdas į baseiniuką. Toks plius minus labai paprastas, tikrai butukas ir tikrai labai gera kaina. Už visą savaitę mokėjom 338,
kas tikrai yra nedaug, kaip už visą savaitę. Ir turim savo virtuvę, turim baseiną, turim visko, ką gali prireikti pasigaminti maistui. Nu ką, gyvenu visai kaip Melstrojus. Turiu keletą darbuotojų, kurie tvarko mano kiemą. Čia tuo eisiu pasipliškenti baseiną. O, atėjo dar 2. Žodžiu, visa komanda. Žiūrėjau, jie visi tokie naminiai. Žiūrėk, matai. Nu viskas, šitas katinas nuo mūsų neatstoja. Čia daug katinų, bet ir daug kas juos čia maitina. Pažiūrėkit, kiek pridėta visokiausių rūkyta, vytinta dešrytė, žuvies gabalas, blynai, sauso maisto, 2 pakeliai dar net neprapakuoti. Katinų rojus šitoj šaly, katinų rojus, dėl to čia jų tiek daug ir veisiasi ir gyvena. Nu ką, atėjom kažkokią pirmą vietą. Nu ką, galiu pasakyti įspūdžio kol kas. Labai didelio nesudarė, bet nu, kažkas. Nu čia vaikštam ir kalbam, kad vis dėlto biški ir gerai, nes čia jau pradėjo kažką daryti. Pastatyti dušai, pasidarytą persirengti tualetai, žodžiu. Čia kažkas laisto, prižiūri, tai kaip ir gražu čia viskas. Nu va, mama nuėjo maudytis mano. Aš neįsiu. Šalta jau vakaras. Pasakiškas vakaras. Katinų daug Turkijai, Graikijai, bet Kipre katinų daugiausiai. Nu, šitas biškį bijo. Miau. Vaikštom Pafos paplūdimiu ir kažkaip keistai čia viskas uždaryta. Visos langinės uždarytos. Atrodo, niekas ir negyvena. Labai daug išlieta kažkokių konstrukcijų iš betono. Čia atrodo kaip koks kūčių didelis stalas. O čia žiūrėk, kiek pristatyta. Dabar lapkričio galas, saulė anksti leidžiasi, prie jūros jau po 4 pasidarė tamsu, tai biškiai užsukom į senamiestį. Tai senamiestis, nu, toks įdomus. Apleistas pastatas. Čia pasisukus apleistas pastatas ir labai daug apleistų pastatų. Bet va yra kur dirba. Tai senamiestis toks visiškai be žmonių, nors dabar tik tais 5 vakaro. Vienas gražiausių restoranų senamiestyje, bet nejauku užeit, nes viduj nei vieno žmogaus nėra. Būtumėm vieninteliai visoji kaviniai. Ir tai visoji gatvėj, visiškai tuščia. Ėjom ir priėjom kalėdų eglutę. Nu, lemputės kaip ir yra, bet nedega.
Va šitaip atrodo pats pagrindinis senamiestis. Čia kažkoks jovalas. Čia nedirba. Aš negaliu patikėti, dabar 5 vakaras, ieškam kur pavalgyti. Nu, pavyzdžiui, tokia vieta. Visiškai tuščia, nei vieno žmogaus. Viduj irgi viskas tuščia. Kažkoks fast foodas ir visur labai panašiai. Visur fast foodas kažkoks. O kad atsisės kažkur normaliai pavalgyti, nu, tokių vietų dar kol kas nelabai radom. Dar viena vieta, kur galima pavalgyti sandvičių burgerių, bet 5 valandas ir nei vieno kliento. Nei vieno. Viduj kažkoks seneliukas tik tais vienas sėdi ir viskas. Čia va užtverta, panašu, kad visa gatvė restauruojama. Šiaip labai keistas pietinis Kipras, Pafos miestelis, Pafos centras, kol kas labai keistas. Dar viena užtverta gatvė, žmonių nėra. Čia strojkės. Gal čia vasara kažkaip kitaip, bet dabar tai liūdni reikalai. Pargrįžom, neradom kur pavalgyti, tai vat šildysimės, kažką darysim iš šaldytuvo, burgerių, sumuštinių ir rytoj pratęsim. Šiandien tiek, nieko labai mieste nepamatėm, miestas apleistas, gatvės apleistas, labai primena kažkokį tiesiog Egiptą, Hurgadą, kur viskas baisu, uždaryta, nedirba, žmonių nėra, tai vat ne sezonas, nežinau, greičiausiai. Tai vat tiek. Iki susimatysim po porą sekundžių. Pradedam savo rytą, ką tik iš dušiuko, pavalgiam pusryčius, keliausim toliau žiūrėti gražių vietų, gražių paplūdimių ir žiūrėti, ką dar galima surasti tam pietiniam Kipre. Pasiėmė. Tik išėjus iš namų, va, mandarinai. Visas mandarinų medis. Kas čia per vaisiai, kokio didumo. Ten vat jūra. Tai gyvenam, skaityk, šalia ant pačio paplūdimio, nu tiksliau, šalia jo. Vat, paeiti iki jūros kažkur 10 minučių. Prie pat mūsų yra Lidlas, tai atėjom dabar pasiieškoti kremo nuo saulės. Nors Kiprė tik 20 laipsnių, bet saulė kepina taip, kad kremo tikrai reikia. Tai vat dabar lapkričio paskutinės dienos, tuoj gruodžio bus 1, 2, 3, tai vat kremo nuo saulės reikia. Viskas, ką Lidle pavyko surasti, tai SPF 15. Ir čia tiesiog kažkoks basic kremas veidui. Tai pirma mūsų stotelė bus Karalių kapai. Čia prie pat skaityk mūsų, kur gyvenam vietos, Pafose šalia jūros. Tai Karalių kapai iš tikrųjų nėra ta vieta, kur guli palaidoti karaliai. Ten tiesiog palaidoti prieš labai daug metų visokie kilmingi, turtingi Kipro gyventojai. Dabar pabandysim apeiti tas kapavietės ir pažiūrėti, kas ten yra. Va, dabar kaip sakiau 20 laipsnių, bet žmonės vaikšto su maudimukais. Čia prie pat šitų Karalių kapų yra labai daug parkingo vietų, tai čia galima laisvai atvažiuoti su mašina. Ir šituose kapuose visus turtingus laidojo su turtais, nes galvojo, kad turtus galima nusinešti ir į kitą pasaulį.
Žmogui įėjimas 2,50, tai už 2 žmonės 5 eurai ir čia labai daug kapaviečių. Iš karto užėjus, tai va toks žvyruotas grindinys, tai nepatarčiau labai švarių kėdų dėtis. Dabar bandysim užeiti pačią pirmąją kapavietę. Lyskit tą skylę. Pabandom lysti. Nu ką, vaizdas iš karsto, iš kapo. Tai vat čia ir buvo palaidoti visi turtingi Kipro gyventojai. Šitas kapas greičiausiai net kastas. Nes matosi skylės apačioje vat kažkokios. Na, mama labai norėjo užlipti ant kalno, tai dabar lipam. Gal bus gražus vaizdas į jūrą. Va kažkoks gal kapas. Oho. Oi, tu savo žiūrėk, nesimato net dugno. Labai giliai. Geras. Čia labai norėdamas gal ir įlyščiau, nes matau kažkas jau bandė įlyst. Bet kapas, opa! Va ten va greičiausiai ir buvo kažkas palaidotas. Čia va dar vienas. Galima prieit pažiūrėti. Ir įlyst jeigu labai, oho! Ten iš vis bunkeris. Ten va kažkieno kapas. Čia va, po dešinę dar vienas. Čia mama norėjo kažką papasakot. Labai panašu į rūtas. Kažkada Lietuvoje tradicija buvo, merginos, kai tekėdavo, pindavo rūtų vainikėlį kaip nekaltybės ženklą. Dabar jau išnyko tas paprotys, kiek žinau. Nu gal kas nors dar ir rūtų beveik neaugina. Seniau kiekvienam kaime, kiekvienam gėlių darželėje buvo privaloma gėlytė tradicinė. O čia ne jos labai degina kažkas? Tai vat jų liest negalima, nes gali nudeginti. Trinti, nu paliesi ne. Patrinti, ne. Negalima fotkinti svetimų žmonių, bet nereiškia, kad negalima daryti tai, ko negalima. Kažkas užlipo labai aukštai. Žiūrėk. Driežas, ojei. Bet tai kokio dydžio. Oik tu nafik. Tokio dydžio nesu matęs dar. Tu nafik. Dar vienas driežiukas, šiek tiek mažesnis. Gal iš Google'ės nuotraukų ir neatrodo labai įspūdingai, bet kaip čia atėjom, tai iš tikrųjų visai patinka. Uolos labai didelės, į tas uolas galima čia įlyst, ant jų užlipt. Viską pačiam čia galima daryti. Tai va, kam nepatiks kapai, patiks driežai didžiuliai. Tai vat, mamai kapai patinka, aš driežų ieškau. O, koks didelis! Eiktas, šiek tiek. Palamam, neik. Nesakiau to pažodį. Matai? Ateik. Apie driežą. Čia pats epicentras.
Čia jau turbūt patys turtingiausi galėjo. Vau, va čia tai jo. Šiaip labai įdomu. Šiaip net nemaniau, kad bus taip įdomu, bet iš tikrųjų labai įdomu. Nes visur galima įlyst. Vau. Eina savo. Kažkas antrą aukštą gavo. Čia kaip kietai. Nu visur akmuo. Išdaužydavo. Su platuku. Tokias skylės. Kiek darbo. Tai va, ir čia įlyst. Pavyzdžiui, galima čia įlyst, ne? Galima čia įlyst. Tada čia į ranką ir papuli dar į kitą kambarį. Ir va gali čia lyst, tada ten eit ir tada dar kažkur lyst. Bet aš nenoriu rūbų teptis. Bet šiaip su mielu noriu lyščių. O pažiūrėk ten į kairę užlysk, va ten. Užlip. Ten yra didžiulis kambarys. Tai kas? Paskui nulyk. Paskui nušoksiu. Nu, va, čia pavyzdžiui, apačioj irgi kapas. Perlipsi šitą? Čia tada gražiai naisi. Va ten, matei, giliai irgi. Jo. Žiūrėk, kaip juda šitie. Čia irgi žiūrėk toks platus, gilus. Tie visi kapai yra, skaityk, ant paplūdimio. Vat visas taip ratu eina, tai vat matėsi jūra šalia. Ir ta teritorija visa aptverta ir tik nuo kelio pusės galima užeiti. Šiaip labai didelė teritorija, tai atrodo, kad čia reikia, nežinau, poros valandų taip gerai viską apeiti. Čia jau prabangiai, net su laiptais į kapą nusileidimas. Wow. Čia va tie kapai tokiais va luitais uždėti irgi įdomiai atrodo. Ten va toliau paėjus dar vienas. Irgi matosi didžiulio duobė. Ir kažkokiais luitais užklota. O pavyzdžiui. Čia vieno luito jau trūksta. Pabandom nulipti. Aš pabandysiu. Man tokie dalykai patinka. Čia gal šulinys. O, ateik. Čia šulinys. Geras. Tai va, vidury kapų dar šulinukas padarytas. Nu, mama labai excited, sako, lendam čia, žiūrim čia skylė. Tai einam visur. Aš jau siūlau kažkur kitur varyti, nes teritorija labai didelė ir labai daug laiko reikia viską apeiti. Taip karšta, kad aš jau visos kelnes pas mane biškiai sintetinės, tai visi triusi kaip peršlapia jau. Tai netgi su šortais gal čia geriau būtų. Skaityk, dabar yra 29. Kokia šiandieną iš jūs? Kokia šiandien diena?
Tai va, 29 lapkričio ir 20 laipsnių dieną, naktį kažkur 12-13, tai bet svilina, kaip nežinau, kaip pas mus 30. Čia jau kaip Romos koliziejai kažkokie. Eina savo. Čia net, vat čia net eit nebegalima. Visur tvarelė uždėta. Tai matyt, šita vieta yra kažkokia labai svarbi. Pagrindinė. Gali pakartot, kas čia yra? Ciklamenas. Ką tai reiškia? Gėlė žydinai. Pas mus vazonėliuose kambarį augina. Tai gal... Labai lepi gėlytė. Tai gal flensą nuraunam? Flensas. Čia kaip ir jūros smėliukas pas mus jau beveik. Kaip nidai. Aš kažkaip įsitikinęs, kad čia svogūnas. Baik, sakau. Nieko nedarau. Nuodingas gali būt, nu. Svogūnas. Pažiūrėk. Nesvogūnas, nu. Gal česnakas greičiau. Visai nesvogūnas. Baik. Nesvogūnas. Neįpildau. Ne, gerai. O gal iš burnos panėrs? Ten va bandėm tą kačiuką girdit, bet va jie turi ir vandens, ir valgyti. Ir va pridėta ir stovi. Taip kad katinai čia pamaitinti ir gyvena šiltai ir gerai. Stasiuko apartamentai. Stasys Estates. Property developers. Nu, šiandien pavyko surasti kažkokį restoraną. Čia šiaip netoli kapų perėjus į kitą pusę. Va, didžiulis meniu, tai čia visko yra. Visko. Čia yra dar tokios paslaugos kaip snorklingas su vežliukais, kainuoja 5 eurus. Ir scuba divingas 7-5 eurai. Nu vakar naktį mes ne ten valgyti ieškojom, va, čia palei pat jūrą pilna patiekalų, va, ir picų yra, ir žuvytė, ir kepsniukai, burgeriukai. Nu, nepigiai, dviem žmonėm pavalgyti pėdisokas bus. O lenkiškai, svieža ryba. Zupų. Ne, lenkai. Poliam. Dideli pusryčiai, nu čia kaip amerikietiški, 10 eurų 50. Visur Kiprė yra kitokios rozetės, kiprietiškos. Jos atrodo maždaug taip. Ir tokiom rozetėm reikia adapterių. Vat pavyzdžiui, čia yra virtuviai. Mūsų pakrovėjai tokie, o adapteris atrodo va taip. Čia rozetė ir toks iš 3. Ir tokių adapterių per visą butą tik tais 2. Ir mums jų trūksta. Bet viską galima paprastai padaryti. Nerekomenduoju taip daryti niekam, bet jeigu išjungiat elektrą, tada galima. Čia yra paprastas jungtukas, čia yra toks vat iš 3. Tai peilį reikia įkišti į apatinę skylutę ir kai ten nuspaudi, tada įsikiša čianais. Nes šiaip nesikiša niekaip. Bet kai įkiši kažką į apatinę, tada gali tiesiog įjungti be adapteriaus ir rozetė veikia. Man skanaus. Parodyk, ką norėjai parodyti. Ką? Kiprietiški bananai. Mažučiai.
Lidl'e taip ir parašyta. Yra paprasti bananai ir yra iš Kipro. Palauk, nuotrauką. Rytų. Ai, nespėjau. Žiūrėk, dar. Pakviesk dabar visus. Dar pakviesk tą vieną. Tai va, matot kiek katinų. Va, šitas koks gražus. Kažkaip gatvėje tai tokia apskurdė. O, žaisliuką rado. Nu ką, atsisėdom, važiuosim į vieną populiariausių paplūdimių, Coral Bay, kuris yra 10 km nuo mūsų gyvenvietės. Tai tenais turėtų būti labai gražus paplūdimiai, gražus smėliukas ir žydra jūra. Tai vat, bandysim važiuoti dabar. Kol kas labai sunku dar priprast, kad mašina, kad vairas kairiai pusiai, bet bandom. Yra kameryta, viskas puikiai matosi. Nu ką, bandom važiuoti. Turim susivedę navigaciją, tai turėtų kaip ir vis taisyklingai. Nežinau, kurią pusę žiūrėti. Kai mes įpratę, kad vairas kairiai pusiai, tai labai dabar sunku suprast, kurios pusės arčiau laikytis. Logiškai tai taip, bet tu jau esi įpratęs kažkaip toj pusėje sėdėti visai kitaip ir tada... Tu ne savo juostą važiuoji. Jo, tai vat net dabar važiuoju tikriausiai ne savo juostą, nes... Kaip ir... Va, prašau. Čia tikrai netyčia. Ne, tai va šita kaip ir lėtiem, ta kaip ir greitiem tavaržai. Ai, čia dviejų. Nu taip išeina, kad čia visai... Tu norėjai, kad aš tai juos važiuosiu? Va žiedas ir dabar reikia... Nežinau, kurią pusę žiūrėti. Važiavom ir sustojom nusipirkti šlepų. Tai mes atvažiavom be kepurių, nes galvojom bus šalta. Bet pasirodo, čia ir kepurių reikia, ir nuo saulės akinių reikia. Tai, va, pavyzdžiui, tau tokia va tiktų, su braškiu. Ne, gal normaliai. Kas va norit neoriginalių brandų, tai prašau. Louis Vuittonas, Adidasas. Pažiūrėkit, kokių yra. Kas norit vaikščiot su brandais, bet neturit babkiant brandų, tai čia va. Dar tokio išradimo nesu matęs. Čia saulės panelė stovi, ten ventiliatoriukas ir kai užsidedi, pučia tau į veidą. Ir dar yra pakrovėjas, gali pasikrauti. Nu, mes su mama jau pasipuošėm. Mama skrybelę nusipirko, aš akinius. Tai va, aš Armanė, pas tave kokia? Šiaudinė. Pas mamą lietuvišką šiaudinę skrybelę. Atvažiavom į Coral Bay. Didžiulę aikštelę, visiškai nemokama. Tai vat, ir toliai eit nereik. Apsuku kamerą ir va, paplūdimys. Šitą paplūdimį man rekomendavo ChatGPT. Ir kol kas visai gerai. Pora ten žmonių, čia pora, čia chebra tinklinių žaidžia. Maudosi ten 2-3 žmonės. Ar dar nori maudytis?
Gal ir išdrįsiu. Gal ir išdrįsi. Dažniausiai aš tokiam dalykam pasirašau, bet kažkaip man tai biški vėsu. Nežinau. Va, jau pašalpa. Aš kol kas su kėdais einu. Turbūt nereikėjo kremo. Nu gal rytoj reikės? Ne, nu tai dabar matau vakaras. Čia leidžiasi saulė 4 valandą. Dabar kažkur 2-3 ir jau saulė. O, greit ir leisis. Jaučiu žaidę, kas praloštas eis maudytis. Tai va, subėgo visi. Nu, mama varo maudytis. Aš taip išeinu irgi varau. Oi! Nu, galiu pasakyti, vanduo šiltas. Mama labai pergyvena dėl daiktų, palikom ant kranto. Bet aš manau, viskas bus gerai. Jeigu viską pavogs, atsinaujinsim daiktas. Žiūrėkit, kaip matosi viskas. Skaidrus vanduo, ne? Nu ką, aš lipu į vandenį. Ateik, nersim. Nu, tikrinam vandenį. Su akiniais varyt. Tu čia filmuoji? Ką, taip. Su visais Pasaka. Eik, tu savo vanduokus geras. Pasaka tiesiog. Varyk, aš stebiu. Nu. Su galva varyk. Ne. O, kaip faina. Ar šiltas vanduo? Liuks. Tai vasara pas mus ežere. Aš labai bijau, kad bus šalta, bet ne, vapšė ne. Nei ore šalta, nei vandenį. Vandenį net šilčiau galiu pasakyti žymiai. Lipu į vandenį, nes... Vandenį šilčiau. Nu, biški vėsu, bet šiaip labai šilta. Palyginus su Lietuvos ežerais, tai čia net šilčiau gal pasakyčiau. Tai va, mato dabar per langą, kaip atrodo bananai, kuriuos čia augina. O gali pafilmuoti kitą pusę? Kitoj pusėje irgi lygiai tas pats, augina bananus. O į tuos maišus turbūt sudeda bananus. Tai taip, ten kekės matosi, užryžta tais maišais, va. O pačio matosi, kad... Dabar atvykom apžiūrėti White River Beach. Tai dar vienas bus paplūdimys. Pagal pavadinimą tai kaip turėtų būti upė šalia. Tai prie pat privažiuoti nesigavo, nes mums su šitą mašiną uždraudė važiuoti visokiais offroadais ir žvyruotais keliais. Tai mašiną va pasilikom ant asfalto. Biškį ir atvėsą išsimaudėm. Vakaras ateina, saulė jau taip jau žemai, nebešildo. Tai va. Wow. Eina sau. Geras. Wow. Eina sau. White River Beach. Gal ten upė kažkada ir buvo, bet dabar sausa. Ten apačioj akmenukai ant akmenukų sudėti. Aišku, dabar nesimato žydro vandens, nes saulė jau žemai, bet šiaip turėtų dar vanduo žydras būti. Dabar esam netoli Avakas George kanjono. Ten buvo tas paplūdimys, o dabar va, leidžiamės. Nenorėjom su mašina važiuoti, nes paprašė nevažiuoti per žvyrą, tai ir nevažiuojam. Oho, kokie barzdonai. Žiūrėk, mažiukų kiek yra, eina savo. Nu, nelyg. Nu, išdavai. Oi. Me. Biški pasileidus yra kažkokia ledainė, kuri jau turbūt
daug metų nebeveikia. Visos kėdės išvartytos. Bet vaizdas iš čia geras, nes jūra matosi. Va ten toliau. Čia va įėjimas turbūt buvo. Bet pažiūrėk lapais kaip užkritę. Palmės nudžiūvusios bačkose. Ir Kipre tokių vietų labai daug. Ten va irgi galima matyti kažkas labai apleisto. Kažkoks pastatas, kažkada kažkas buvo. O dabar jau nieko. White River Beach iš apačios. Pažiūrėkit, kiek pridėliota akmenukų. Eina savo. Kaip gerai atrodo. Baisu eiti ir nenugriaut. Vienas yra netgi mano ūgio. Eina savo. Nu, mama jau stato savo. Tai čia tu juos visus ir pastatei? Aš ir galvoju, kas čia stato. Nelabai Pasirodo, čia jinai. Nelabai išeina čia jos statyti. Matai, nestatyti. Nu, reik žiūrėt. Nuo didelio pradeda, paskui aukščiau, kuo toliau, to mažesni. Tai va, vienas yra netgi mano ūgio. Nu, šitas nemažas. Nu, va, mano tokia maža. Skulptūros, piramidės. Štai tokio dydžio akmenukus kažkas čia sėdėjo ir sudėliojo. Atrodo kosmiškai gražiai. Antrą kartą prigavau dar vieną lipdą. Šį kartą jau rimtesnį. Kaip sekasi statyti? O dideli geriau laikosi, va, matai. Aha, tai dėl to tokie dideli ir visi stato. Žinai, kas sužinojau apie juos? Yra 4 skirtingi tipai, dėl ko stato, nu, kaip čia? Jo, 4 būdai, dėl ko jos stato. Tai pirmas tiesiog dekoratyviniai, pastatyti kaip meno ar meditacijos išraiška. Tada turistiniai ženklai kartais naudojame kaip orientyrai žygeiviams, tai čia šitas tikrai netinka. Tada yra dar dvasiniai simboliai. Kai kuriuose kultūrose akmenų bokštai siejami su meditacija, ramybė ar pagarba gamtai. O to meditacinis čia užsiėmimas? Ką? Tai greičiausiai čia ir bus dvasiniai simboliai. Arba asmeninis palikimas. Turistai dažnai stato tokias struktūras kaip prisiminimą apie apsilankymą tam tikroje vietoje. Tai va. ChatGPT sako, kad tai greičiausiai bus dvasiniai simboliai arba asmeninis palikimas kažkoks turistų, kurie vat lankėsi. Čia ir smėlis kitoks, ne? Čia akmenukai, mažyčiai. Maži akmenukai. Bandysiu užlipti patį viršų. Gerai? Ne, negerai. Ką? Ne. Negirdžiu. Ne. Man per aplink vienai reiks paskui eiti. Nelyg. Tai turbūt va čia va gal ir Ui. nesudėtinga, ką padaryti. Tai su kėdaisgi. Nueik tu. Va per čia gal ir galima. Eik, užlip. Ne. Nuotrauką Čia padarysiu. dar noriu. Tai nuotrauką padarysiu. Gal lapkričio gale čia ir pliusas keliauti, nes visam šitam paplūdimy mes vieni. Prieš tai praėjo žmonės, bet dabar mes čia visiškai vieni. Vaizdas čia pasakiškas, labai status krantas. Va, kaip matot, galima biškį pafilmuoti. Labai gražu.
kaip tik saulė leidžiasi. Dangus oranžinis. Nu ką, akinukus jau nusiemu, nes saulė jau beveik nusileido. Pasakiškas vakaras, pasakiškas galbūt. Ramybė. Norėtųsi čia gal ir pasėdėti kažkur, bet nepasiėmėm nieko, pasitiest. Tai jeigu norėsit čia daugiau laiko praleisti, tai būtinai kažką pasimkit. Ir piknikas tai čia jau kaip minimum tobulas būtų. Su tokiais vaizdais, eik tu savo. Aišku, labai turbūt svarbu pataikyti ant gero oro, nes geras oras ir yra tas didžiausias dalykas, kas suteikia džiaugsmo, nes jau vien tiesiog atsikelti ryte, pamatyti, kad saulė šviečia, jau gera nuotaika. Tai, o kai atvarai tokią gražią vietą ir pamatai dar, kad saulė šviečia, tai iš vis pasaka. Aš filmuoju, mama užsiėmė akmenukų rinkimų, tai renka akmenukus. Parodyk, ką radai. Kaip zebras? Oho. Parodyk tą. Parvešiu namo? Nu, porą reik paimt, atminėjau. Nukrito kažką. Šita vieta, kur buvo, man labai primena Inception filmą, tai kas nematė, tai grinai tam filme tokios uolos tiesiog pradeda krist, birėt. Kaip mes taip nepaskaitam? Kodėl žmonės taip? Čia reiškia, kad negalima palei vandenį statyti jų. Tipo čia gali statyti, aš kaip suprantu. Nu, ten, kur smėlio vieta, ten negalima, bet tai čia visur smėlio ir yra. Tai va, tai jau čia turbūt buveinė. Tai taip išeina, kad mama darė blogą darbą čia visą. Tai va, čia yra kažkokia ola. Ir toj oloj kažkokios durys. Tai čia gal ir padaryta, užgit pasižiūrėti. Čia gal kaip apsauga, kad atėjo iškris. Vau! Eina savo. Žinau, kad eik pažiūrėt. Nu biški baisu čia eit, bet nu tarkim. Užeinu trumpam. Plemba, bet įkristų, eik tu savo. Bet atrodo galingai. Esi buvus uoloje. Anksčiau žmonės taip gyvendavo. Turbūt. Gal čia ir miegodavo. Mama surado šortkutą. Tikrai ne aš pasiūliau. Sako, lipam per čia bus greičiau. Šiaip turėtume eiti keliu. Aš kai esu laipęs, tai galiu pasakyti, kad čia tikrai statu. Ne, varyk, aš pažiūrėsiu. Ne, rimtai. Man tai atrodo čia labai statu. Nu, tipo. Jeigu tu čia įveiksi, tai į kalnus tikrai pasimsiu tave. Čia jau tikrai ne iš lengvų užduočių. Oho, tu čia atradai. Dar vienas bunkeris. Oi. Nu va, ir sutaupėm 10 minučių. Išlindom ant kelio iškart. Kitą kartą dar stačiau varysim, ne? Kaip nėra ką veikt. Užlipom. Papasakok, kom tau šitą vietą labiausiai patiko. Žmonių nėra. Ramybė. Nu tai va. Atsisėdi va kur nors ir medituoji. Jo. Ten kažkas su mašina net prie pat kranto privažiavo. Ir va ateina visas va. Čia va iš vis tuščia.
Kur patinka, ten gali eit, žmonių. Pasaulio kraštai. Nu, tikrai. Tai dabar bandysim eiti iki kanjono. Eit 20 kažkur 5 minutės. Ir saulė temsta, va net išvažinėta, gali prie pat privažiuoti. 25 minutės, tai vat bandysim. Avakas George. Kilometras liko eiti. Mama bėga. Aš iškart pasakysiu, kad saulė beveik nusileido ir nebepamatysit kanjono. Nes iki jo liko. Bet va čia kokios uolos eina savo. Geras. Liko kilometras, tai per 10 minučių. Nu gal ir įmanoma nueiti. Ten tiesiog bus kažkoks apžvalgos vietelė. Bet tai nereiškia, kad pati gražiausia vieta. O, kokia žiūrėk. Lysvės. Nu, gražus vaizdas. Va ten prasideda kanjonas. Saulė jau nusileido. Jau jūroje saulė. Bet dangus dar labai šviesus. Čia kaip rodo perėjimas per upę yra, bet upės nėra. Žvėrių? Čia gali būti tik meškų. Ir gyvačių. Atsargiai. Ne, iš tikrųjų tai nėra. Nebus patamsi baisu eit. Gerai. O, skardis. Ką tik ant šito tako sutikom rusakalbius, paklausiau, ar toli eit. Tai sakė dar nemažai. Bet sakė verta to eit. Tai ir sakė tiesiog mums paskubėti. Tai kol kas labai gražus takas, platus. Čia jau tokie pasakiški vaizdai prasideda. Aš biškį rūpę girdžiu. Tai jau bėgi net. Tai su prožiuku pašviesi. O, jei kaip čia jau tamsu. Nu, bet nebūkit kaip mes. Neikit paskutinę minutę. Nes takas labai ilgas. Labai tolimas. Tai ir labai daug laiko užtrunka. Žodžiu, jau kaip ir sutemo. Priėjom prie va tokios va vietos. Ne, šitas kanjonas tęsiasi labai daug kilometrų, bet... Nu vagi, žiūrėk. Eini. Ir praeini. Aš jau sakiau mamai nebeit, bet mama dar vynioja. Tai bus sunku pareiti, nes čia jau akmenų labai daug, o va, kanjonas viršui koks. Kokie kalnai viršui. Всё, sukis. Toliau nesaugu eit. Kur? Šikšnosparnis? Gal žvėris? Nu va, kaip matot, biški dar matosi. Va, kokie kalnai. Dabar valandų 17:05. Ir jau nieko nebematyti. Nori stebuklą pamatyti kažkokį? Nu tai tiesiog eit per šitą kanjoną tavo stovėt. Va ten laipteliai, matai? Aha, iki kur? Va, kaip varo per akmenis, per upes. Tu gal Randoro žygį būtum praėjus, ką? Gyvenimą pragyvenus, turbūt jo, viską galėčiau praeiti. Nu, čia buvo tai jau nelabai gal. Nu, pažiūrėk, koks kartais. Čia jau pavojinga eiti. Nu,
Sakai, laiptukai yra kažkur. A, jau praėjo. Dar laiptukai. Man atrodo, kad kažkur į šviesią vietą išeisi. Ne, čia paveiktų šviesią vietą. Pažiūrėjau, koks tarpeklis. Ne, per kamerą nebesimato viskas. O su telefonu? Nesimatyščiau nieko. Nu vsio, nebeinam rimtai. Pažiūrėk, čia lašo nuo tų akmenų net. Tai sakai, čia dar daug kilometrų? Nu, o kur tu nori eiti? Nu ką žinau, nu tai jeigu čia parkas. Tai... Kur baig viskas? Pabaiga to tako. Čia visur vanduo, pažiūrėkit. Pabaiga tako gal kažkur. Visur upė teka. Gerai. Ne, kamera viskas nebegauda. Oi, taip tai nieko nebematau, bet šviečiu akis bandau filmuoti. Nu tai tu padėk tą kamerą dabar. Ne, tai labai įdomu čia. Žodžiu, labai pavojinga darosi. Ir toliau bandysim pasišviesdami eiti. Ir iš kanjono tiek. Dabar arba susitiksim kažkur, kur pavalgysim, arba namuose. Taip ką. Va, per tokias upes einam. Oi, o, matai? Džiunglės. Nu ką, vakar nutrūko vidury kanjono vaizdo įrašas. Tai niekur nebeužvažiavom, tiesiog grįžom namo, pasidarėm valgyt ir ėjom miegoti. Šiaip grįžinėjom tai labai ilgai, virš valandos, jau pasidarė šalta, tai biški ir pervargę buvom, tai vat, tokie reikaliukai. Tai vat atrodo labai daug apleistų vietų. Matot, čia kažkada buvo viešbutis, o dabar čia, kaip matot, tuščia. Ir tokių yra labai daug apleistų vietų. Čia va, dar vienas buvo kambarys. Čia va, net gultas yra. Kėdučių. Va, galima pasimti ir ant jūros kranto atsisėsti. Neblogai. Ten va toliau vėl viskas apleista. Pašto dėžutės. Visos atidarytos. Kas čia? Kažkokia buvus virtuvė. Va, kaip matot. Sąvartynas. Čia užeini ir kažkokie šikinikai. Они колючие, я их сейчас это сделал, как его, обрезался ему эти. А вы будете их кушать, да? Конечно, это жареное, такое вкусное. А еще живая? Это вот другого сорта, а это куркуна, вот это очень вкусное на жарении. Окей. Очень. А вы первый раз здесь? Нет? Я постоянно тут. Живу на Кипре и рыбачу все время, то здесь, то внизу. Короче, где рыба клюет. Так здесь поплавок, да? Да, это поплавок поверху. Водой набирается и тяжело становится, сколько тебе нужен. И кидаешь. Это на кефале. Кефаль, знаешь, знакомое имя, да, название. Кефаль у нас в Черном море есть. На кефале. Он подходит, намотанный хлеб на 10 крючков. И он поверху, она все в воде плавает. Она подходит, очень боязливая рыба. Хорошо, удачи вам. Давай, спасибо, что показали. Подойдешь, крупную фотографию.
Sako, kitą kartą prieisiu, gal pavyks didesnę nufotografuoti, nes, sakė, jis pagauna ir didelę žuvis ir, sakė, Kiprė gyvena ir gaudo tas žuvis. Tai va, o dabar tik tai, sakė, kažkokias mažytės kimba. Ir kaip supratau, žvejybą baigė, išvažiuoja, nes nebeturi laiko. Nu ką, šiandien pasiėmėm tokią dieną off. Vakar labai daug prisivaikščiom, prisivažinėjom, tai šiandien mama biškį norėjo pailsėti, tai atvarėm pasiimt porą gultų. Čia prie pat mūsų gyvenvietės, kur gyvenam. Tai vat, gultai tokie paprasti po 2,50, tai už 2 gultus 5 euriukai. Skėtis irgi 2,50. Ir dar buvau nusipirkti nardymo akinius, tai vat pabandysiu čia šiek tiek pasnorkeliant, nes atrodo labai žydras vanduo, tai gal pavyks pamatyti tas žuvytes, kurias žvejys pagavo. Nu ką, žuvyčių nebuvo, pabandėm biškį panardyti, nėra jokių žuvyčių, bet kaip matėt, smėliukas, tai labai gražus, vandenukas, skaidrus. Susižinojom internete, kad vandens temperatūra 22 laipsniai, kas yra kosmosas, nes oras šiek tiek vėsesnis, gal 19-20. Aišku, čia vis tiek jaučiasi kaip 30, jau visi nudegę, bet vat, vanduo yra kažkur 22 laipsnių ir jis žiemą gana šiltas išlieka, ten nukrenta į kokių 18, tik tais, kas irgi visai šilta. Čia esam prie tokios koplytėlės ir ta koplytėlė yra iš tikrųjų apačioje, tai bandysim dabar kažkaip tenais nusileisti. O čia yra medis, apkarstytas karelėmis, tiksliau nosinaitėmis, kurias čia palikdavo kaip auką su visokiausiais užrašais. Šiaip randam, ėjom ir pamatėm, tai bandom. Yra laiptukai. Čia matot kažkokie šventi paveikslai. Tuoj prieisim. Čia va dar yra kažkokių šventų paveikslų. Ir šita koplytėlė yra. Aš perskaičiau, kad čia turkai buvo atvykę išniekinti visko. Tėčiui. Galvoju apie tave, myliu ir pasiilgstu tavęs. Dar viena. Čia užvis mes einam po keliu. Oho, eina savo. Čia dar kai kas išlikė, kažkokia sena lėkštė. Čia kažkokie greičiausiai smilkalai buvo. Matot, tokios vietos visiškai nemokamos, tai eini, pamatai, nusileidi ir nemokama ekskursija. Tai labai fainai.
Oho. Nu, va, ėjom vėl keliu, vėl nemokam ekskursijų. Žemų nėra. Uolos. Galima vaikščiot per tas uolas. Ten kitur va išėjimas, va čia va irgi stiliu. Taip, o gali vieną įlyst, per kitą išlyst. Čia kaip gali. Čia indelis užrašau, paaukokite kačiukams maisto. Tai va, žmonės deda arba maistą, arba pinigus. Ir kačiukai jau šalia čionais tupi laukia. Atrodo kaip šilauogės. Ir tokių va daug. Nu, pavyko atrast žmonės ir pavyko atrast daug restoranų, kur daug žmonių. Ne. Iškart parodytos, kokios žuvis kavinė yra. Turim 2 bilietukus, užlipom į Pafos Castle. Tai yra pilis Pafos uoste. Mačiau labai aukštą tvorą. Manau, kad į Pafos pilį neapsimoka eit, žmogui 2,50, bet va, realiai. Ten gali atsistot pasižiūrėti, ten. Nu, žodžiu, susimoki už vaizdą, kad tiesiog pažiūrėti viską iš aukščiau. Nu, bet vaizdai gražus. Pas mus Trakų pily gal 10 kartų įdomiau, nes visko daug, o čia nieko. Tik gražus vaizdas nuo viršaus ir viskas. بدي فرخ طالعين الريش اللي بريته يعني Wow, bravo! Papo Selimisiora na lefkal. Selimisiora papo na lefkal. Can I make a picture? Oh, ja, die lichtig aan Holland, die menos pan. What is it? Fish. I know it's a fish. What is the fish? I don't know. Cefalos. Cefalos.
What kind of fish? I don't know. You don't know? I'm not local. Sėdėjau kitoj pusėje restorane. Tenais laukia maisto ir žvejų iškibo žuvis, tai atbėgo nufilmuoti. O čia šiandienos mūsų bus vakarienė. Pas mane ant griliaus kepta lašišo, o pas mamą sea bass kažkoks. Tai bandysim valgyti, o paskui pasakysim, ar buvo skanu. O šiaip visoj kaviniai tuščia. Jo, kaip matot, už manęs visiškai tuščia. Tai vat, vieni sėdim ir valgom. Iš pradžių buvo dar žmonių, bet paskui išėjo. O dabar dar tik tais po 5. Tai aš jau savo sudarojau žuvėdrą, žuvį. Abi labai skanios. Kavinė labai gera. Viskas labai gerai. Jeigu būtų doradė, tai būtų... Rekomenduotum čia žmonėm matyt pavalgyti. Labai skanu. Nemėgėjo žuvies, bet šito žuvis labai skanu. Už viską mokėsim 39,20 €. Sea Bream 15,9 €, arbata 3 PM, norvegiška lašiša 15,9 €, alus 3,9 €. Oi, vakar biškį dingau, kaip visada tradiciškai. Tai šiandien ką, turim naują dieną, bet greičiausiai tai bus šitos dalies užbaigimas, nes jau nemažai prifilmavom. Tai šiandien toliau keliausim per pietinę dalį ir keliausim į šiaurinę. Tai šita dalis užsibaigs čia, o kita dalis jau bus pati kelionė į Šiaurės Kiprą ir buvimas Šiaurės Kipre. Viešbutis Šiaurės Kiprė jau yra užsakytas, tai jau kito varianto nėra, turim tenais nuvykti. Planuoju tiesiog pasilikti mašiną prie pasienio ir pereiti pėsčiomis. Tai vat, bandysiu visą tą procesą biškį ir pafilmuoti. Nu ką, o šita dalis taip ir baigėsi. Nepamirškit užmest laiką, parašyti komentarą ir paspaus subscribe mygtuką, nes kai išeis antra dalis, jūs pamatysit ją patys pirmi. Iki.